Labą, aš Aidena iš kompanijos Shogun. Labai noriu šiandien pašnekėti apie finansinę laisvę. Kas tai yra? Tai yra kokie pinigai. Visų pirma, ką duoda tinklinis marketingas ir ką duoda įprastas verslas. Ir kokie tai pinigai, ta finansinė laisvė. Turbūt, nežinau, ar žinot ar ne, bet finansinė laisvė tai reiškia, kada tu gauni pinigus, praktiškai labai daug įdirbęs ir paskiau tie pinigai tiesiog eina kaip pasyvūs pinigai. Yra aktyvūs pinigai ir yra pasyvūs pinigai. Aktyvūs pinigai yra tada, kada mes turim atlikti savo rankomis darbą, o pasyvūs pinigai tai kai tarsim parašome knygą ir paskui mes net nežinom, kiek tų dublikatų nuperka ir mes gaunam už tai pinigus. Tai galima atostogauti ir gauti pinigus, taip? Na štai noriu pratęsti tada temą, kuom skiriasi pasyvūs ir aktyvūs pinigai. Taigi dabar šiek tiek apie pragyvenimo šaltinius aplamai. Tai yra, nusipiešiu kvadratą, kuriame aš papiešiu mūsų pragyvenimo šaltinių būdus. Tai yra samdomas darbas. Samdomas darbas tai yra žmonės, kurie yra pasamdyti ir jie dirba tom tikrų fiksuotų laikų ir tam tikrų fiksuotų atlyginimų. Tai yra vadinama kaip ir praradimas savo laiko kažkam atnešant naudą. Taigi šių žmonių yra 80%. Žinoma, kiekvienas mes svajojame apie kažkokį savo nuosavą verslą. Taigi nuosavas verslas, tai yra darbas kirpyklos, kepėjai, virėjai, kažkas statybininkai, pavyzdžiui, gali būti stomatologai, kažkokie žmonės, kur dirba ant savęs ir jie taip pat turi savo kažkokius fiksuotus įkainius ir savo laiką investuoja. Be to žmogaus nebūtų atliekamas darbas, jisai pats turi būtinai dalyvauti. Tokių žmonių yra 15%. Ir jie irgi, atostogaudami ir kažkur kažką leisdami laiką, ar norėdami pabūti daugiau su šeima, jie negaus savo atlyginimo, jeigu nedirbs patys. Taigi, prie ko aš artėju? Prie stambus verslas. Stambus verslas tai yra didelės struktūros, didelės kompanijos, kurios samdomus darbuotojus, ar tai kažkokius žmonės su kažkokiom išsilavinimu, ar tai specialistai kažkokie, kurie padeda stambiam verslui vystytis. Dažniausiai tie žmonės jau patys nebesėdi darbuose, tiesiog dirba tenai darbuotojai, didelės įmonės, didelės kompanijos, fabrikai ir taip toliau, kur pats savininkas tikrai čia nesėdi. Ir taip pat prie šios kompanijos, prie šio kvadrato aš pridėsiu MLM kompaniją. Tai yra kompanija, kuriai nereikia daug investicijų ir ji kom yra naudinga. Tu susidarai struktūrą savo ir vėliau tiesiog tu irgi taip pat gali atostogauti ar kažką veikti ir tau nereikės savo laiko gaišti. Ir paskutinis kvadračiukas tai yra investicijos, kur mes galime daug uždirbę pinigų investuoti. Taigi pinigai daro pinigus. Ką aš norėjau dar šią lentelę būtinai papasakoti, aš persibrėžinu. Dabar aš raudonu. Tokia. O tarp kitą, šią lentelę mums pasakojo iš tarptautinis mūsų verslas ir mums čia neseniai pasakojo iš Vokietijos lyderiai, kur iš tikrųjų labai daug lyderių ir labai rimtų verslininkų, kurie užsiema būtent tinkliniu marketingu, nes žmonės suprato, kad čia be didelių investicijų beveik kaip dideli verslininkai galima uždirbti taip pat milijonus, didelius pinigus, tai 10-15 tūkstančių ir dar daugiau. Tiesiog sukūrė struktūrą. Aš gal papasakosiu vėliau apie šią struktūrą. Taigi, šitos struktūros matome, kiek yra investuojama laiko. Tai netgi 90% laiko investuojama yra į samdomo verslą, samdomo darbą ir nuosavą verslą. Ir iš šitų
šitos lentelės pusės, kaip be būtų gaila, 5 procentai tik pinigų atitenka šiai lentelės pusiai. O šioje lentelės pusėje investuojama yra 5 procentai laiko, nes šie žmonės gali būti ilgiau su šeima, su žmonėm, jie gali dirbti iš namų, jiems tai reikia tik tai prižiūrėti ir palaikyti savo kompaniją. Ir jie gauna 95 procentus pajamos. Tai tikrai, iš tikrųjų, mes daug laiko prarandam kažkur, norėdami irgi rizikuojame, irgi kažkur tai mokinomės, irgi daug laiko praleidžiame, o čia mes galime iš tikrųjų tinklinė marketingė daug labai uždirbti ir investuoti daug mažiau laiko. Taigi, ką dar labai norėjau pabrėžti, kad būtent šioje viršutinėje lentelėje gaunamas aktyvias pajamas. Aktyvias pajamas, o čia yra pasyvias pajamas. Šią lentelę, tarp kitko, čia ne aš pati sugalvojau. Šią lentelę iš tikrųjų rašo apie šią lentelę Robertas Kiyosakis savo pinigų srauto kvadrate. Taigi, čia pati lentelė iš tikrųjų labai gerai sudėliota ir pats Robertas Kiyosakis labai pabrėžė ir tinklinį marketingą. Tarp kitko, pasiūlau paskaityti šias knygas, labai naudingos ir labai geros. Ir siūlau visiems turėti savo laiką, kuo daugiau ir daugiau pinigų. Taigi, vis dėlto tinklinis marketingas nugali bet kokiu atveju. Taigi, rezume mūsų lentelės, kaip pastebėjome, 95 procentai prarasto laiko uždirba tik tai 5 procentus. Kaip bebūtų gaila, aš irgi esu iš tų nuosavo verslo savininkių, kur dirbu kaip grožio specialistė ir suvokiau tai, kad aš, jeigu neinvestuoju savo laiko, aš neuždirbsiu daugiau. Ko mane sužavėjo iš tikrųjų tinklinis marketingas, kad čia iš tikrųjų tik tai 5 procentus galima investuoti savo laiko ir uždirbti daugiau pinigų. Tau tai reikia turėti telefoną ir su juo galima dirbti netgi ir kažkur atostogaujant, ar būnant šeima, ar tai su draugais, tu visur gali dirbti. Principas, tu naudoji šios produktus, nebeperki kažkur, nes čia yra kokybiškai labai produktai, tau nebereikia ieškoti kažkur kitų produktų, kažkur kitur, Maximus ir taip toliau. Ir tiesiog pasiūlai savo draugams taip pat pirkti šių produktų savo. Tai toks ir principas šios kampanijos.